Pagirių parapijos 400 metų jubiliejus, 9 serija. Kunigai kilę iš Pagirių parapijos. Mogiliavo arkivyskupas Aleksandras Kazimieras Gintautas Deltuviškis. Antra dalis. Gimė Antano ir Kotrynos Gintautų šeimoje 1821 m. vasario 26 d. Pagirių parapijoje, Kauno gubernijoj. Pradžios mokslus ėjo namuose, 4 metus mokėsi Kėdainių gimnazijoje, Skolė Nobilium, Kėdainių gimnaziją. 19 amžiuje baigė ir dar vienas būsimas Mogiliavo arkivyskupas Simonas Martynas Kozlovskis, valdęs šią arkivyskupę iškart po Gintauto mirties. Nuo 839 iki 45 metų studijavo Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijoje. 45 birželio 9 vyskupo Jono Civinskio išventintas kunigu ir paskirtas vikaru į Ukmergę. 849 paskirtas Joniškio klebonu, o 55 spalio pradžioje kunigas Aleksandras paskirtas Gardino buvusios Bernardinų bažnyčios parapijos klebonu. 61 metais paskirtas dekanu, o 64 nominuotas Balstogės arkidiakonu, kurio tarnavo iki 70 metų. Nuo 864 Vilniaus kapitulos garbės kanauninkas ir Seinių katedros kapitulos garbės kanauninkas. 870 metais už atsisakymą paklusti vyriausybei dėl papildomose kataliko apeigose vietoj lenkų kalbos vartoti rusų kalbą bei sakyti pamokslus rusiškai buvo nušalintas 2 metams nuo kunigiškų pareigų. 72 metais popiežiaus Pijaus IX paskirtas Plocko vyskupijos tituliniu sufraganu. Po paskirimo apsigyveno Plocke. 72 metais rugpjūčio 6 Rusijos imperatoriui Aleksandrui II pritarus popiežiaus įsakymus Sankt Peterburgo Šventos Kotrynos bažnyčioje Mogiliovo arkivyskupas Antonij Falkovskis kunigą Aleksandrą pašventino tituliniu vyskupu. Nuo 76 metų jisai Plocko vyskupijos apaštalinis administratorius, o 82-3 Mogiliavo arkivyskupijos koadjutorius. 83 metų kovo 3 dieną popiežius Leonas XIII paskyrė Mogiliavo arkivyskupo visų Rusijos imperijos katalikiškų bažnyčių metropolitų. Jo intronizacija vyko 83 metų gegužės 1 dieną Sankt Peterburge. Mirė 889 metų rugpjūčio iš 13 iki 14 naktį Dudergofe, dabar Sankt Peterburgas, nuo pūlinio pilvo srityje. Palaidotas Švenčiausios mergelės Marijos aplankymo bažnyčios kriptoje prie Viborgo Romos katalikų kapinių. Kapas neišliko. Komunistinė valdžia bažnyčią uždarė 1938 metais. Stalininio teroro įkarštyje jos kunigas Janukovičius buvo sušaudytas. Kapinės buvo sunaikintos kitais metais. Kai kurių ten palaidotų žymių asmenų palaikai buvo perkelti į Aleksandro Nevskio Lauros kapines ir į ėmimo į dangų kapines, dabar šiaurinės kapinės. Bažnyčia buvo paversta bulvių saugykla, vėliau farmacijos gamyklos dirbtuvėmis. Katalikams teisė susigrąžinti sugriuvusią bažnyčią buvo suteikta 2002 metais. Pirmosios mišios buvo pradėtos 2005 metais. Už nuopelnus Rusijos imperija apdovanota Šventos Onos 1 laipsnio ordinu, Švento Stanislovo 1 laipsnio ordinu, Švento Vladimiro 3 laipsnio ordinu, Šventos Antonos 2 laipsnio ordinu, Švento Stanislovo 1 laipsnio ordinu. Arkivyskupas buvo laikomas pelniusiu pamokslininku, jo sakomi pamokslai Šventos Kotrynos bažnyčioje ir prie konsistorijos esančioje bažnyčioje traukė daugelį klausytojų. Jis daug dirbo labdaros srityje. Gintauto bibliotekoje buvo 3000 knygų, retų rankraščių ir dokumentų. Gintauto paveikslo galerijoje buvo 80 dailės drobių. Didžioji dalis paveikslų nutapyti senųjų žymių dailininkų. Gintauto paveikslo rinkiniu žavėjosi dailininkas Napoleonas Orda.